Sveiki, šiandien pasižiūrėsime, kaip galima spręsti 2024 m. matematikos valstybinio brandos egzamino 3 dalies užduotis. Priminsiu, kad 3 dalyje yra vertinami ne tik užduočių atsakymai, bet ir jų sprendimai. Na tai ko gero galime ir pradėti. 19 užduotis. Išspręskite lygtis. Pirma dalis. Štai čia turime rodiklinę lygtį, kurią galim nesunkiai išspręsti, pastebėdami, kad 64 yra tiesiog 4 trečiųjų. O tokia lygybė yra galima tik tuomet, kai laipsniai yra lygus. Tuomet turim paprastą tiesinę lygtį, atimsiu 2 iš abiejų pusių, gausiu -3x lygų 1, ar padalijus abi pusės iš -3, turėsime, kad x yra -1 trečioji, ar būtent toksai ir būtų pirmosios dalies atsakymas x lygų -1 trečioji. Antra dalis. Štai čia turime taip vadinamą racionalią lygtį, kurią galim spręsti pereidami prie sistemos. Na ir kaip atrodo ta sistema, tai skaitiklis privalo būti lygus 0, o vardiklis turėtų būti nelygus 0 ir tada šitos sistemos sprendiniai sutaps su mūsų pradinės lygties sprendiniais. Tai pasižiūrėkim, ką mes čia turim toj sistemoje. Užrašysiu atskirai, tai turim kvadratinę lygtį, kurią nesunkiai galim išspręsti, tiesiog išsikeldami x prie skliaustus. Na ir tuomet turėsim situaciją, kad x yra lygus 0 arba 2 minus x yra lygu 0, kitaip sakant, x lygu 2. Tai iš to vietų reikėtų neskubėti dar rašyti atsakymą, reikėtų panagrinėti ir šitą, kam x nelygus. Tai matom, kad x minus 2 yra nelygu 0, vadinasi, x yra nelygus 2. Tai atsakymas būtų dabar koksai, čia yra mūsų kandidatai į atsakymus, bet štai šis kandidatas nepraeina šito reikalavimo, ar ne? Tai vadinasi, vienintelis x, kuris mums čia tinka, tai yra x lygu 0 ir būtent toksai būtų antrosios dalies atsakymas, x lygu 0. 20 užduotis. Ignas ketina įsirengti vandens gręžinį. Gręžinio kaina priklauso nuo gręžinio gylio metrais. Įmonė teikianti vandens gręžinių įrengimo paslaugas atsiuntė Ignui tokį pasiūlymą. Gręžinio pirmojo metro kaina yra 11 eurų, o kiekvieno kito metro kaina 1,25 eurų didesnė nei paskutinio prieš tai buvusio metro. Pirma dalis. Apskaičiuokite vandens gręžinio 5 metro kainą. Gerai, tai jeigu aš paimčiau tiesiog 11 eurų, aš turėčiau pirmojo metro kainą, jeigu aš pridėčiau prie to 1,25 euro, bendrai tai būtų antrojo metro kaina, jeigu norėčiau gauti trečio metro kainą, man vėl reikėtų pridėti 1,25, tai realiai mes 4 kartus prie 11 turim pridėti 1,25 euro ir štai čia būtų 5 metro kaina, kuri yra 16 eurų. Tai atsakymas pirmąjį dalį toks ir būtų 16 eurų. Antra dalis. Įmonė nustatė, kad Igno vandens gręžinio gylis bus nemažesnis kaip 100 metrų. Todėl ji pasiūlė tokią nuolaidą. Nuo 1 iki 81 metro kaina didėja, kaip nurodyta anksčiau, o nuo 82 metro kiekvieno kito metro kaina nesikeičia ir yra lygi 81 metro kainai. Apskaičiuokite, kiek Ignui kainuotų įsirengti vandens gręžinį, jei gręžinio gylis būtų 100 metrų. Gerai, tai pirmiausia galime pastebėti, kad tos gręžinio metrų kainos sudaro aritmetinę progresiją. Tikrai, pirmasis narys būtų 11, antrąjį narį gautumėm prie 11 pridedami 1,25 ir taip toliau. Vadinasi, iškart galim pasižiūrėti egzamino formulyną, ten yra gerų dalykų, tai yra pagrindinės formulės, kurios padės mums įveikti antros dalies užduotį. Gerai, tai ką mes čia iš viso turim padaryti? Turim paskaičiuoti, kiek Ignui kainuos įsirengti vandens gręžinį, kurio gylis bus 100 metrų. Tai nuo 1 iki 81 metro kaina bus tokia, kaip nurodyta anksčiau, tai yra turėsim aritmetinę progresiją, o nuo 82 iki 100 metro kaina bus stabili ir bus tokia pati kaip 81 metro kaina. Gerai, tai šitą uždavinį aš pradėsiu spręsti nuo 81 metro kainos paskaičiavimo ir pritaikau tiesiog štai šitą formulę, imu pirmąjį narį progresijos, kuris yra 11, tada plus skirtumas 1,25 kart ir čia būtų 81 minus 1, paskaičiavus turėtumėm 111 eurų.
Gerai, tai dabar iš ko susidės jau ta bendra 100 metrų gręžinio kaina? Jinai susidės iš pirmųjų 81 metro kainos, nuo 1 iki 81 ir tada dar turėsim nuo 82 metro, visos kainos tuomet jau bus tokios pačios kaip 81 metro, ir iš viso dar turėsim gręžti 19 metrų, kad iš viso būtų 100. Gerai, tai dabar kas yra čia? Čia yra aritmetinės progresijos pirmųjų 81 nario suma. Tai panaudojam štai šitą formulę ir rašom tuomet taip, kad būtų pirmasis narys plus 81 narys dalinta iš 2 kart 81. Na ir čia būtų plus, kol kas dar perrašysiu taip, kart 19. Gerai, ir dabar tiesiog, belieka įsistatyti skaičius, viskas yra žinoma, tai pirmasis narys yra 11, tada 81 narys yra 111, dalijam iš 2 kart 81 ir plus 81 narys vėl 111 ir kart 19. Na ir apskaičiavus visą šitą gautųsi 7050, na ir toks būtų antrosios dalies atsakymas 7050 eurų. 21 užduotis. Paveiksle pavaizduoti funkcijos f nuo x lygų x minus 4 apskliausta kvadratu grafikas, parabolė ir stačiakampis OABC. Stačiakampio viršūnė A priklauso OY ašiai, viršūnė B duotosios funkcijos grafikui, viršūnė C OX ašiai, o viršūnė O yra koordinačių pradžios taškas. Pirma dalis. Stačiakampio kraštinės OC ilgį pažymėkime A mažąją raidę. Čia A yra kažkoks skaičius tarp 0 ir 4. Parodykite, kad stačiakampio OABC plotą galima apskaičiuoti pagal štai tokią formulę, kuri priklauso nuo A. Gerai, tai bandykime tą parodyti. S nuo A, stačiakampio OABC plotas, kaip mes jį galim skaičiuoti? Mes galim paimti kraštinės OC ilgį ir padauginti jį iš kraštinės BC ilgio. Tai su OC ilgiu viskas daugiau mažiau aišku, tai yra A mažoji raidė, taip yra pažymėta. Ir turbūt sunkiausias šitos dalies klausimas yra, ką daryti su BC. Tai BC ilgį mes čia taip pat galim išsireikšti per A raidę, tik tai kaip tą padaryti. Tai pastebėkim, kad taško B x koordinatė yra tokia pati kaip ir taško C x koordinatė, kuri yra A mažoji raidė. Ir BC ilgis, jisai čia sutampa su taško B y koordinate ir mes ją galim paskaičiuoti, pastebėję, kad taškas B priklauso parabolės grafikui. Tai jeigu mes štai čia vietoj x įsistatysim A mažąją raidę, mes gausim taško B y koordinatę. Vadinasi, BC ilgis bus A minus 4 kvadratu. Ir tada belieka apskaičiuoti šitą sandaugą ir tikėtis, kad gausim tai, ką reikia. Gerai, tai skaičiuokim, turėsim A kart ir pirmiausia paskelsiu kvadratu, tai čia būtų A kvadratu minus 8A plus 16. Ir belieka čia atsiskliausti ir atsiskliaudus turėsim A trečiuoju minus 8A kvadratu plus 16A. Taigi, uždavinys išspręstas. Antra dalis. Nustatykite, su kuria A reikšme stačiakampio OABC plotas įgyja didžiausią reikšmę, kai A priklauso intervalui nuo 0 iki 4. Taip, tai turim pakankamai standartinį optimizavimo uždavinį, kurį galim spręsti, susirasdami štai šios funkcijos išvestinę, prisilygindami ją 0, susirasdami kritinius taškus ir pasižiūrėdami, kurie iš jų yra galbūt maksimumo arba minimumo taškai. Tai aš savo sprendimą pradėsiu rašyti čia aukščiau, kad man užtektų vietos, tai pirmiausia paskaičiuojam išvestinę ir jinai būtų 3A kvadratu minus 16A plus 16. Ir tam, kad rastumėm kritinius taškus, aš išvestinės išraišką prisilyginsiu 0. Taip, tai čia turim kvadratinę lygtį. Vėlgi, detalių nerašysiu visų, čia būtų galima spręsti su diskriminantu, tvarkingai viską surašyti, aš galbūt užrašysiu tik tai sprendinius, kurie gaunasi iš tos lygties. Tai vienas iš jų būtų 1 sveikas 1/3, o kitas būtų 4. Tai iš karto pastebėkim, kad 4 nepatenka į štai šitą intervalą,
Tai mums aktualus, ko gero, bus štai šitas. Tai toliau nusibrėžiam tiesę, ant kurios bus a reikšmės ir iš karto pasižymiu intervalo galus. Tai yra, čia bus 0 ir bus 4. Na ir turim vieną kritinį tašką, kuris yra tame intervale, tai yra taškas 1 sveikas 1 trečioji. Taip, tai čia tuomet aš pasižymiu S išvestinę nuo A, o čia bus S nuo A. Na ir reikėtų patikrinti, kokie ženklai gautųsi šitame ir šitame intervale, na, kokius ženklus įgytų išvestinė. Ar jinai su kažkokia A reikšmė šito intervalo būtų teigiama ar neigiama, ir analogiškai čia. Tai jeigu mes patikrintumėm, pavyzdžiui, S išvestinę nuo vieneto, turėtumėm, kad tai yra 3. Ir tai yra daugiau už 0, dėl to čia būtų pliusas. Na ir analogiškai galiu pasižiūrėti S išvestinę nuo 2, pavyzdžiui, ir turėčiau, kad tai yra -4, kas yra mažiau už 0, taigi čia būtų minusas. Gerai, tai jeigu išvestinė yra teigiama, tai funkcija tame intervale didėja, jeigu neigiama, tai tame intervale mažėja. Tai štai čia 1 sveikas 1 trečioji yra maksimumo taškas. Vadinasi, kai A yra lygi būtent štai šitai reikšmiai, mūsų funkcija S nuo A įgyja didžiausią reikšmę, na, štai šitame intervale, ir dėl to atsakymas yra A lygu 1 sveikas 1 trečioji. Trečia dalis. Taškas D yra parabolės y lygu x minus 4 apskliausta kvadratu viršūnė. Apskaičiuokite paveiksle pavaizduotos pilkai nuspalvintos figūros OABD plotą, jeigu yra žinoma, kad OC lygu 1. Taip, panagrinėkime atidžiau, iš ko susideda tos nuspalvintos figūros OABD plotas. Ir ko gero matome, kad jisai susideda iš 2 dalių. Tai yra stačiakampio OABC plotas, kurio plotą mes jau šiek tiek nagrinėjom anksčiau, ir tai yra figūra BDC, kreivinė figūra, kurios plotą turbūt galėsim skaičiuoti pasinaudodami integralo pagalbą. Taip, tai norėčiau priminti dar keletą dalykų, kurie buvo pirmoji šito uždavinio daly. Ten buvo pasakyta, jeigu OC yra pažymimas A, jeigu OC ilgis yra A, tai tuomet stačiakampio OABC plotas, ten buvo pažymėtas S nuo A, ir buvo tam gautas rezultatas, tai yra A trečiuoju minus 8A kvadratu plus 16A. Taigi mūsų atveju stačiakampio OABC plotas, mes jį galim nesunkiai išsiaiškinti, nes mūsų atveju OC yra 1, taigi ir tas plotas būtų S nuo vieneto, tai įsistatau vienetą vietoj A ir belieka paskaičiuoti, kasgi čia išeis, ir išeis 9. Nu va. Gerai, tai skaičiuokim tada toliau tos nuspalvintos figūros OABD plotą, ir jisai susideda iš figūros, na, kaip kalbėjom, OABC stačiakampio ploto ir kreivinės figūros BDC ploto. Taip, tai rašau lygų, skaičiuoju toliau, tai vietoj čia iš karto galim tada įsistatyti 9 plus, o čia tada turėtumėm integralą. Funkcija iš karto aiški, tai yra x minus 4 kvadratu ir integruosim pagal x. Dabar didžiausias klausimas dėl rėžių. Tai apatinis rėžis, na, čia nesunku matyti, tai būtų taško CX koordinatė, ir kadangi OC yra 1, tai taško CX koordinatė irgi yra 1, tai integruojam nuo vieneto ir integruojam iki taško DX koordinatės. Tai taškas D yra parabolės viršūnė, kitaip sakant, čia yra minimumo taškas. Na ir kada mes čia turėtume minimumo tašką, tada kai x būtų 4, nes tada y būtų 0 ir, na, turint tokią funkciją mažiau negali būti. Na, jeigu paskeltumėm kvadratu, galima panaudoti ir x viršūnės formulę, bet paprasčiau turbūt yra pastebėti štai taip. Tai čia būtų 4. Gerai, tai rašau lygų 9 plus. Ir dabar šitoj vietoj galima būtų atsiskliausti čia, na, pasikelti kvadratu ir tada integruoti kiekvieną gautą narį atskirai, bet galim ir drąsiau padaryti, galim iš karto integruoti, na, rašyti pirmykštę funkciją štai šito reiškinio. Ir tai būtų x minus 4 trečiuoju padalinta iš 3 ir tada rėžiai būtų, na, žinoma, 1 ir 4. Taip, tai rašau lygų
ir persikeliu galbūt čia, tai būtų 9 plus, ir tada įsistatau viršutinį rėžį, tai būtų 4 minus 4 trečiuoju iš 3, ir pagal Newtono Leibnico formulę, čia aišku tada rašau minusą, ir būtų 1 minus 4 apatinis rėžis trečiuoju iš 3. Tai visą tai apskaičiavus gautumėm 18 ir toks būtų uždavinio atsakymas. 22 užduotis. Paveiksle pavaizduoto trikampio ABC aukštinės AD ir BE susikerta taške M. Trikampio kraštinių ilgiai yra AB lygų 13, BC lygų 14 ir AC lygų 15. Pirma dalis. Įrodykite, kad trikampiai AME ir BMD yra panašieji. Gerai, tai pasižiūrėkime atidžiau, kur yra tie trikampiai. Tai čia yra trikampis AME, čia yra trikampis BMD. Iš karto matom, kad jie abu turi po statų kampą. Ir jeigu sugebėtumėm atrasti po dar kažkokią lygių kampų porą, galėtumėm sakyti, kad tie trikampiai yra panašus, panaudojus panašumo požymį pagal 2 kampus. Tai nesunku matyti, kad šitas ir šitas kampas yra kryžminiai kampai, taip vadinami, ir dėl to jie taip pat yra lygus. Tai galim rašyti tuomet, kad trikampis AME yra panašus į trikampį BMD, nes, ir paaiškinkim, kodėl jie panašus. Tai, kaip kalbėjom, kampas AEM yra lygus kampui BDM, nes jie abu yra po 90 laipsnių. Ir kampas AME yra lygus kampui BMD. Ir kodėl jie lygus? Dėl to, kad tai yra taip vadinami kryžminiai kampai. Tai galim dar pridėti, kad panaudojam panašumo požymį pagal 2 kampus. Ir pirmoji dalis yra išspręsta. Antra dalis. Parodykite, kad trikampio ABC plotas lygus 84. Tai pabandykim tą parodyti. Pasižiūrėkime tą trikampį. Tai viskas, ką apie jį žinom, tai yra kraštinių ilgiai 13, 14 ir 15. Ir jeigu kalbam apie trikampio plotą, tai naudinga yra pasižiūrėti egzamino formulyną. Ten yra daug būdų trikampio ploto skaičiavimui. Ir kuris mums dabar būtų aktualus, tai ko gero taip vadinama Herono formulė, kuri yra štai čia. Ir jinai gali būti naudinga tada, kai mes nežinom nieko apie trikampio kampus, pavyzdžiui, o žinom visas to trikampio kraštinės, visų kraštinių ilgius. Ir tokiu atveju nesunku paskaičiuoti plotą. Tai šitoje formulėje dalyvauja P mažoji raidė, kas yra trikampio pusperimetris, o A, B ir C yra kraštinių ilgiai. Tai pusperimetris mūsų atveju būtų 13 plus 14 plus 15 padalinta iš 2, kas būtų 21. Ir galim laikyti tada, kad pavyzdžiui A yra 13, B yra 14 ir C yra 15. Jeigu pažymėtumėm ir kitaip, ten, kad A yra 15, B yra 14, o C yra 13, tai vis tiek formulė veiktų. Gerai, tai trikampio ABC plotas, tai būtų šaknis iš, ir įsistatom tiesiog skaičius, tai būtų 21 kart 21 minus 13, 21 čia minus 14 ir 21 minus 15. Ir paskaičiavus gautumėm, kad tai yra šaknis iš 21 kart, taip, čia būtų 8, čia būtų 7, čia būtų 6. Ir galiausiai visą tai suskaičiavus gautųsi 84. Tai parodė. Trečia dalis. Nustatykite trikampių AME ir BMD panašumo koeficientą. Gerai, tai pirmoji daly parodėm, kad tie trikampiai yra panašus, dabar prašo rasti panašumo koeficientą. Tai idėja bus tokia. Pasinaudosim tuo, kad trikampio ABC plotas yra 84 ir iš to paskaičiuosim BE ilgį, tada turėdami BE rasim AE ir tada vėl grįždami prie trikampio ABC ploto pasiskaičiuosim AD ilgį ir turėdami AD rasim BD.
Ir gausis taip, kad turėsim AE, turėsim BD ir vieną iš kitos šitas kraštinės padalinsim, nes tai yra atitinkamos kraštinės tuose panašiuose trikampiuose. Gerai, tai taip, prisiminkim, trikampio ABC plotas iš antros dalies tai yra 84. Vadinasi, trikampio ABC plotas, jį galima skaičiuoti ir ne tokiais būdais kaip antroji daly, galim pavyzdžiui sakyti, kad tai yra BE kart AC padalinta iš 2. Na, pagrindas kart aukštinė iš 2. Ir tuomet susistatykim tai, ką turim. Turėsim 84 lygų BE kart AC yra 15 ir dalinta iš 2. Taip, tai jeigu abi pusės padauginsiu iš 2 15, turėsiu, kad BE yra lygu 56 penktosios. Nu va, tegul būna taip. Ir dabar turim BE ir pagal Pitagoro teoremą, būtų galima parašyti pagal Pitagoro teoremą, ir tada būtų AE lygu šaknis iš 13 kvadratu minus 56 penktosios taip pat kvadratu. Ir tai yra, gaunasi, kad AE būtų 33 penktosios. Gerai, tai dabar labai panašiai, dar kartą, tik tai aš užrašysiu dabar aukščiau. S trikampis ABC, trikampio ABC plotas, kuris yra 84, jį galima dar kitaip skaičiuoti. Galima sakyti, kad tai yra pagrindas BC kart aukštinė AD padalinta iš 2. Ir vėlgi susistatykim tai, ką turim, ir gautųsi 84 lygų. BC turim, tai yra 14, AD neturim ir dalinta iš 2. Tai čia yra 7 AD ir jeigu abi pusės padalinsiu iš 7, turėsiu, kad AD yra 12. Nu va, turim AD ir tada vėlgi pagal Pitagoro teoremą, vėl būtų galima parašyti, pagal Pitagoro teoremą BD tai būtų šaknis iš 13 kvadratas minus 12 kvadratas, kas yra 5. Nu va. Tai panašumo koeficientas, kurio mes čia ieškom, yra, ir būtų galima AE dalinti iš BD arba BD dalinti iš AE, svarbu tik tai, kad būtų atitinkamos kraštinės, tai aš dalinsiu pavyzdžiui AE iš BD ir tuomet AE yra 33 penktosios ir dalinam iš BD, kas yra 5. Ir kas gaunasi? Gaunasi 33 25, jeigu norim, galim išskirti sveiką dalį ir parašyti, kad tai yra vienas sveikas 8,25. Ir tegul toksai būna ir atsakymas. Vienas sveikas 8,25. Ketvirta dalis. Pažymėkime vektorių AB štai taip, o vektorių BC štai taip. Išreikškite vektorių AD vektoriais A ir B. Gerai, tai vektorių AD turim išreikšti per kitus du vektorius ir galim pradėti šitą uždavinį spręsti nuo vektorių trikampio sudėties taisyklės, kuris sako, kad mūsų atveju vektorių AD mes galim užrašyti kaip dviejų vektorių AB ir BD sumą. Gerai, tada vektorius AB yra pažymėtas A raide. Tas yra neblogai, dėl to, kad viskas, ką mums lieka padaryti, tai yra išreikšti vektorių BD vektoriais A ir B, o vektorius BD, jis yra labai stipriai susijęs su vektoriumi BC. Dėl to, kad jie yra vienoj tiesiai, tai yra kolinerūs vektoriai, tos pačios krypties, skiriasi tik tai jų ilgiai. Bet galim prisiminti, kad trečioje daly mes paskaičiavom, jog BD atkarpos ilgis yra 5. Tai kadangi BD atkarpos ilgis 5, o BC atkarpos ilgis yra 14, tai vektorius BD tai yra 5/14 vektoriaus BC. O vektorius BC jis yra pažymėtas B raide. Tai taip ir gaunam atsakymą, kurį galim užrašyti. Atsakymas
vektorius A plus 5/14 vektoriaus B. 23 užduotis. Metamas nestandartinis šešiasienis žaidimo kauliukas, ant kurio sienelių yra po 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 akutes. Bet tikimybės kauliukui atvirsti kiekviena sienelė yra skirtingos. Atsitiktinis dydis x vieną kartą mesto šio kauliuko atvirtusios sienelės akučių skaičius. Atsitiktinio dydžio x skirstinys pateiktas lentele. Pirma dalis. Nustatykite A reikšmę ir apskaičiuokite atsitiktinio dydžio x matematinę viltį. Gerai, tai A yra štai čia, tai yra tikimybė, kad atsitiktinis dydis įgis reikšmę 5 ir visos kitos tikimybės skirstinyje yra žinomos. Tai galim prisiminti svarbę skirstinių savybę, kuri sako, kad sudėjus visas tikimybės tame skirstinyje mes turėtumėm gauti visada vienetą. Vadinasi, A galim paskaičiuoti tiesiog iš vieneto atimdami visas kitas tame skirstinyje esančias tikimybės. Tai būtų 1 minus 1 trečioji, minus 1 dvyliktoji, minus 1 šeštoji, minus 1 ketvirtoji ir minus 1 aštuonioliktoji. Ir paskaičiavus gautųsi, kad A yra 1 devintoji. Gerai, tai dabar žinom, kad vietoj A čia yra 1 devintoji ir galim skaičiuoti to atsitiktinio dydžio x matematinę viltį. Tai formulė yra egzamino formulyne, arba galim prisiminti, kaip skaičiuojasi, tai tiesiog imam atsitiktinio dydžio pirmąją reikšmę, kas yra vienetas, dauginami iš atitinkamos tikimybės, 1 trečioji. Tada plus kita atsitiktinio dydžio reikšmė 2 ir dauginam iš atitinkamos tikimybės 1 dvyliktoji. Tada plus 3 kart 1 šeštoji, plus 4 kart 1 ketvirtoji, plus 5 kart, jau žinom, kad tai yra 1 devintoji ir plus 6 kart 1 aštuonioliktoji. Ir visą šitą paskaičiavus gautųsi 2 sveiki ir 8 devintosios. Taigi uždavinio atsakymas yra, čia klausė dviejų dalykų. Prašė rasti A reikšmę ir po to jau rasti atsitiktinio dydžio x matematinę viltį. Tai A gavom, kad yra 1 devintoji, o matematinė viltis yra 2 sveiki 8 devintosios. Antra dalis. Kauliukas metamas 2 kartus. Apskaičiuokite tikimybę, kad abu kartus atvirtusių sienelių akučių skaičių suma bus lygi 4. Gerai, tai spręsdami šį uždavinį galim pradėti nuo to, kad pasižymėsim, kokio įvykio tikimybę mes skaičiuosim. Tai realiai perrašau tai, kas yra sąlygoje, įvykis A, abu kartus atvirtusių sienelių akučių skaičių suma yra lygi 4. Tai ir skaičiuoju tikimybę šiam įvykiui. Gerai, tai kadagi ta suma bus lygi 4? Tai turbūt yra galimos 3 situacijos. Gali būti taip, kad pirmą kartą iškris 1, antrą kartą metus kauliuką iškris 3. Suma 4 tinka. Gali būti taip, kad pirmą kartą iškris 3, antrą kartą iškris 1. Puiku, tinka. Gali būti ir taip, kad pirmą kartą iškris 2 ir antrą kartą iškris 2, irgi labai gerai. Suma 4. Tai galim kiekvienos iš šių 3 situacijų tikimybės apskaičiuoti ir tada reikėtų jas sudėti. Tai pirmiausia skaičiuokim tuo atveju, kai bus pirmą kartą 1, antrą kartą 3 tikimybė. Tai kadangi metimai yra nepriklausomi vienas nuo kito, tai tam, kad paskaičiuotumėm tikimybę tos situacijos, reikėtų atitinkamas tikimybės, tai yra 1 trečioji ir 1 šeštoji sudauginti. Taip, tai čia šita sandauga yra tikimybė, kad pirmą kartą iškris 1, antrą kartą iškris 3. Gerai, dabar situacija, kai pirmą kartą 3, antrą kartą 1, tai imu tikimybę 1 šeštoji ir dauginu iš 1 trečiosios. Ir paskutinė situacija, kai abu kartus dvejetą iškrenta, tai būtų 1 dvyliktoji kart 1 dvyliktoji. Ir paskaičiavus šitą, gautųsi 17 144, kas ir būtų šios dalies atsakymas. 17 144. 24 užduotis. Išspręskite nelygybės. Pirma dalis. Turim trigonometrinę nelygybę. Na, egzaminuose retai kada tai būna, bet štai visgi turim. Ir kaip ją spręsti, galim pradėti nuo kosinus x grafiko, kuris atrodo maždaug taip. Ir tada galim nusibrėžti tiesę y lygų šaknis iš 2 padalinta iš 2. Tai tas būtų, tarkime, maždaug čia.
Užrašysiu, kad tai yra tiesė y lygu šaknis iš 2 padalinta iš 2. Gerai, tai mes sprendžiam nelygybę kosinus x mažiau šitą skaičių, kas grafiškai reiškia, kad mes norim rasti tuos intervalus, kur kosinuso grafikas yra po ta tiesa, žemiau tos tiesės. Kitaip sakant, mums reikėtų apsirašyti štai šitą intervalą, reikėtų apsirašyti taip pat ir šitą intervalą ir taip toliau. Iš tikrųjų, tokių intervalų būtų be galo daug, bet jie visi periodiškai atsikartoja. Tai jeigu mes bent vieną iš jų sugebėtumėm kažkaip apsirašyti, tai galėtumėm tada viską išstumdyti per periodą ir uždavinys būtų išspręstas. Tai pabandykim, tarkime, štai šitą intervalą apsirašyti. Tai mums tuomet yra aktualu tiesės ir kosinus x grafiko susikirtimo taškai. Tai pirmiausia, galime spręsti lygtį kosinus x lygu šaknis iš 2 padalinta iš 2. Ir pasižiūrėjus egzamino formulyną, pamatysim, kad tokias lygtis galime spręsti štai taip. X lygu plus minus arc kosinusas nuo šaknies iš 2 padalinta iš 2 plus 2πk, kur k yra sveikasis skaičius. Gerai, tai lieka tada paskaičiuoti arc kosinusą. Tai arc kosinusas nuo šaknies iš 2 padalinta iš 2, tai yra pi iš 4. O visą kitą tada kol kas perrašau. Gerai, tai čia mes gavom be galo daug x-ų, mes gavom be galo daug susikirtimo taškų, bet mums reikia konkrečių. Mums reikia šito ir reikia šito. Tai galim bandyti spręsti taip. Paimkime k lygu 0 ir pasižiūrėkim, ką gausim tokiu atveju. Tai kai k lygu 0, gausim, kad x yra plus minus pi iš 4. Ir ką mes gavom? Mes ko gero gavom ne tuos 2 taškus, kurių ieškojom, vieną gavom iš tų, kurių reikėjo, gavom, kad štai čia yra pi iš 4, nes nelabai kur daugiau ir gali būti pi iš 4. Ir turbūt gavom šitą, minus pi iš 4, šiek tiek kairiau. Gerai, tai paimkim tada k lygu 1. Jeigu k būtų 1, tai gautumėm, kad x tada yra, čia būtų vėlgi 2 atskiri x, užrašysiu atskirai juos dabar. Tai vienas būtų 7π iš 4, o kitas būtų 9π iš 4. Tai gavom tą x, kurio mums reikėjo, štai čia panašu turėtų būti 7π iš 4, o 9π iš 4 būtų čia. Gerai, tai galim pradėti rašyti atsakymą. Ir atsakymas būtų intervalas. X priklauso intervalui, neįskaitom, nes griežta nelygybė. Tai būtų nuo pi iš 4 iki 7π iš 4. Bet tai yra tik tai vienas intervalas. Ir aš ne šiaip sau čia palieku tuos tarpus, dėl to, kad mes turim tą vieną intervalą, kurį dabar apsirašym, išstumdyti per visą x ašį, pasiremiant kosinuso periodu. Tai reikėtų čia pridėti plus 2πk ir čia parašyti plus 2πk, nes 2π yra mažiausias kosinuso periodas. Ir reikėtų parašyti, kad k priklauso sveikiesiams skaičiams. Tai būtent štai taip ir turėtų atrodyti pirmosios dalies atsakymas. Antra dalis. Turim štai tokį įdomią nelygybę su logaritmais. Ir nuo ko siūlyčiau pradėti? Siūlyčiau pradėti nuo nelygybės apibrėžimo srities, nes jeigu nelygybė yra logaritmai, tai būtų labai gerai tai atsižvelgti. Būtų blogai, jeigu neatsižvelgtumėm. Tai pirmiausia, tam, kad štai šitas vidinis logaritmas turėtų prasmę, x privalo būti daugiau už 0. Tada tam, kad tas išorinis logaritmas turėtų prasmę, tai, kas parašyta jo argumente, šiuo atveju lnx, taip pat turi būti būtinai daugiau už 0. Tai čia viskas aišku, o šitą reikėtų dar išsispręsti. Tai aš atskirai galbūt parašysiu lnx daugiau už 0 ir 0 būtų gerai iš to vietoj pasikeisti taip, kad būtų ln, kad perrašytumėm 0 su logaritmu, kurio pagrindas yra e. Tai 0 yra tas pats kaip ln1. Ir tuomet, kadangi natūraliojo logaritmo pagrindas yra e, tai yra skaičius daugiau už 1,
vadinasi, galim nelygybę permesti taip tiesiogiai ant tų logaritmų argumentų. Tai turėtumėm x daugiau už vienetą. Na va, tai ta sistema, galima ją perrašyti, sistema atrodo taip, x daugiau už 0 ir x yra daugiau už 1. Tai šitas reikalavimas yra stipresnis už šitą, jeigu x yra daugiau už 1, tai yra ir daugiau už 0. Taip pat būtų galima nusibrėžti čia tiesą, parodyti, kad turim čia 0, turim čia 1, x yra daugiau už 0 ir x turi būti daugiau už 1. Tai iš čia matom, kad nelygybės apibrėžimo sritis, tai yra intervalas x priklauso nuo 1 neįskaitant iki plus begalybės. Vadinasi, sprendiniai, jeigu mes juos kažkokius gausim, tai jie turės būtinai būti iš šito intervalo. Gerai, dabar apie pačią nelygybę. Tai turim ln nuo lnx mažiau arba lygu už 0. Vėlgi, 0 būtų gerai persirašyti per ln. 0 mes galim užsirašyti, jau kalbėjom, kaip ln1. Gerai, ir tuomet nelygybę vėl galim permesti ant argumentų ir parašyti, kad lnx turės būti mažiau arba lygu už vienetą tuomet. Dabar, kas yra vienetas? Vienetą galim persirašyti kaip lne. Šitas dalykas yra lygus vienetui. Vadinasi, vėl permetant nelygybę ant argumentų, gausim, kad x yra mažiau arba lygu už e. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad x priklauso intervalui nuo minus begalybės iki e įskaitant. Gerai, tai koks dabar atsakymas? Tai reikia atsižvelgti apibrėžimo sritį. Mes čia gavom tokius x-us, bet iš jų turim parašyti tik tuos, kurie būtinai priklauso apibrėžimo sričiai. Tai vėlgi galima nusibrėžti tiesę. Ant tos tiesės aš pasižymiu vienetą, neužspalvinu rutuliuko ir e yra skaičius, kuris apytiksliai lygus 2,7 maždaug, tai aš čia pasižymiu tada e. Ir turim apibrėžimo srityje, kad x yra nuo 1 iki plus begalybės, o dabar gavom, kad x priklauso intervalui nuo minus begalybės iki e. Na va, tai mūsų sprendiniai yra ten, kur pabrūkšniavom ir viršui, ir apačioj. Tai galutinis atsakymas yra x priklauso intervalui nuo 1 neįskaitant iki e įskaitant. Ir tai būtų antrosios dalies atsakymas. 25 užduotis. Duota funkcija f nuo x, kuri atrodo štai taip, ir ji yra apibrėžta su visais realiaisiais x-ais. Pirma dalis. Nustatykite, kokia yra funkcija y lygu f nuo x. Lyginė, nelyginė, ar nei lyginė, nei nelyginė. Atsakymą pagrįskite. Gerai, tai galim bandyti tikrinti, galim bandyti žiūrėti, kas yra f nuo minus x. Ir matysim, kas gausis. Tai tuomet funkcijos išraiškoj visur vietoj x parašysiu minus x. Tai bus 2024 minus x-uoju minus 1 padalinta iš 2024 minus x-uoju. Gerai, tai dabar prisiminkim laipsnių savybės. Ir pagal laipsnių savybės tuomet šitą galim parašyti kaip 1 padalinta iš 2024 x-uoju minus, ir vėlgi pagal tą pačią realiai laipsnių savybę, galim parašyti, kad šitas dalykas tai yra 2024 x-uoju. Tai gavom kažką panašaus, kas yra čia, ne visai dar taip, bet ką mes galim padaryti toliau, galim iškelti minusą prie skliaustus ir tuomet turėsim 2024 x-uoju minus 1 iš 2024 x-uoju. Ir tai, ką gavom skliaustuose, tai pilnai sutampa su funkcijos f nuo x išraiška, vadinasi, mes gavom minus f nuo x. Tai kadangi f nuo minus x yra tas pats kaip minus f nuo x, ir tai būtų su visais realiaisiais x-ais, galim parašyti atsakymą. Ir atsakymas nelyginė. Antra dalis. Įrodykite, kad funkcija y lygu f nuo x neturi kritinių taškų. Gerai, tai čia reikėtų prisiminti, kas tie kritiniai taškai. Tai funkcijos kritiniai taškai tai yra tokios
x reikšmės, su kuriomis tos funkcijos išvestinė yra lygi nuliui arba neegzistuoja. Tai šitame uždavinėje mums reikės skaičiuoti funkcijos f nuo x išvestinę. Ir kas mums padės eigoj, tai galima pasižiūrėti egzamino formulyną. Ten yra toksai dalykas, tokia formulė, kuri bus naudinga. Bet dar prieš skaičiuojant išvestinę norėčiau pasiūlyti funkcijos f nuo x išraišką persirašyti kiek kitaip. F nuo x užsirašykim kaip 2024 x-uoju minus ir tada va tai, kas lieka, aš pasirašysiu štai taip 2024 minus x-uoju. Ir tuomet į šitą dalyką žiūrėsiu kaip į sudėtinę funkciją ir bus šiek tiek lengviau skaičiuoti išvestinę. Gerai, tai dabar f išvestinė nuo x lygu ir šitoj vietoje jau taikom šitą formulę. Tai būtų 2024 x-uoju kart ln 2024, tada minus ir šitam taip pat taikom šitą formulę, tik tai turim omeny, kad dabar vietoj x laipsnis yra minus x. Tai būtų 2024 minus x-uoju kart ln 2024 ir dar reikėtų padauginti iš minus x išvestinės, kas yra minus 1. Gerai, dabar šiek tiek susitvarkykim tą išraišką, tai f išvestinė nuo x būtų lygu, galiu prieš skliaustus išsikelti ln 2024 ir tuomet skliaustuose man liks 2024 x-uoju, tada čia yra minusas ir čia yra minusas, tai turėsim pliusą. Ir tada lieka šitas narys ir aš užrašysiu taip, kaip buvo anksčiau. Štai tokia išraiška vardan patogumo. Tai rašau 1 dalinta iš 2024 x-uoju. Taip, ir išvestinė gavosi štai tokia. Gerai, tai dabar panagrinėkim ją atidžiau. Tai kadangi mes norim parodyti, jog funkcija f nuo x neturi kritinių taškų, tai mums reikia parodyti, kad išvestinė niekada nebus lygi nuliui, ir nebus tokių x, su kuriais tai išvestinė neegzistuos. Tai pasižiūrėkim čia. Čia yra ln nuo 2024. Pirmiausia, tai yra skaičius ir įvedus į skaičiuotuvą galėtumėm pamatyti, kad tai yra apytiksliai 7,6 maždaug. Bet esmė yra tai, kad tai yra skaičius, kuris yra didesnis už 0. Tada 2024 x-uoju, kad ir koks būtų x, kad ir koks būtų realusis x, 2024 x-uoju vis tiek bus visada daugiau už 0. Ir tada šitas narys, kadangi šitas yra daugiau už 0 visada, tai 1 padalintas iš skaičiaus, kuris yra daugiau už 0, taip pat bus toksai skaičius, kuris yra daugiau už 0. Tai ką mes čia gaunam? Mes gaunam, kad mes čia sudedam teigiamus skaičius, tai sudėję du teigiamus skaičius turėsim teigiamą skaičių ir tą teigiamą skaičių dauginam taip pat iš teigiamo skaičiaus. Tai vėlgi gausim teigiamą skaičių. Vadinasi, išvestinė yra daugiau už 0 su visais realiaisiais x-ais. Išvestinė tikrai yra apibrėžta su visais x-ais, kadangi visi tie 3 nariai toje išvestinėje yra didesni už 0, ir visi jie egzistuoja su visais x-ais, tai išvestinė bus daugiau už 0 taip pat su visais x-ais. Tai čia dar būtų galima pridėti tokį sakinį, pasakyti, kadangi f išvestinė nuo x yra daugiau už 0, kai x priklauso intervalui nuo minus begalybės iki plus begalybės, tai f nuo x neturi kritinių taškų. Štai ir viskas. Šiandien tiek, susitiksime kitame video.